Elektros dingimas namuose. Žiema, penktadienio vakaras. Džordžas laiką leidžia namuose. Jis ilsisi ant sofos svetainėje. Džordžas bendrauja su draugais internete. Jis smagiai leidžia laiką. Dingsta elektra. Staiga užgęsta šviesos. Visame name pasidaro tamsu. Šviečia tik kompiuterio ekranas. Jis išlieka ramus ir giliai įkvepia. Džordžas pažiūri pro langą, visi langai yra tamsūs. Nėra aiškios priežasties, kodėl šviesos neveikia. Ką daryti, kai dingsta elektra? Išlikti ramiai ir giliai įkvėpti. Pažiūrėti pro langą į kaimyninius namus, ar ten yra elektra. Dingus elektrai. Po elektros dingimo Džordžas palaukia minutę, ar šviesos vėl įsijungs. Jis pasiima žibintuvėlį, žvakę ir degtukus. Džordžas atsargiai uždega žvakę ir padeda ją saugioje vietoje stalo viduryje. Džordžas paima telefoną. Jis paskambina tėvams, pasako, kad elektra dingo ir paklausia, kada jie grįš namo. Darosi šalta. Su žibintuvėliu Džordžas susiranda antklodę, apsirengia šiltais drabužiais, megztiniu ir kojinėmis. Jis atidaro spintelę ir pasiima maisto, kurio nereikia gaminti. Kai elektra vėl įsijungia, Džordžas užpučia žvakes, kurias buvo uždegęs per elektros dingimą. Dingus elektrai svarbu taupyti kompiuterio ir telefono bateriją. Susirasti žibintuvėlį arba užsidegti žvakę. Žvakę naudoti atsargiai. Žvakę laikyti saugioje vietoje, toliau nuo daiktų, kurie gali užsidegti. Paskambinti artimam žmogui, tėvams, broliui, seseriai, močiutei, seneliui, draugui ar giminaičiui. Ramiai paaiškinti, kas nutiko. Jei šalta, su žibintuvėliu susirasti papildomų drabužių ir antklodę. Jei elektra dingusi kelias dienas, valgyti sausą, supakuotą maistą. Kai elektra vėl atsiranda, užgesinti žvakę.